Sveiki visi, kaip atsimenat, tikriausiai atsimenat, čia visai nesenai padariau tokį video, papasakoju apie tai, kad startuoju savo namą, taip sakant, updatinimą. Ir šiandien nusprendžiau padaryti tokį video, nufilmuoti apie tai, nes jau supirkęs įrenginukų kai kurių ir dabar visus juos išpakuosim ir pasižiūrėsim, ką aš ten prisipirkau ir ką mes su to darysim. Bet prieš tai, kaip visada, spaudžiame laiką, prenumeruojame kanalą, kad nepraleisti naujų video ir taip pat rašome savo klausimus, komentarus į komentarus. Rašome komentarus į komentarus, viskas logiška. Taip, o kas dar papildomai nori prisidėti prie mūsų kūrybos, tai visą laiką jas atlaukiame mūsų Patreon paskyroje, nes šitie video tikriausiai daug greičiau ir jų daugiau gali išeiti mūsų Patreon paskyroje. Tai va, ką nusipirkom? Nusipirkom. Zigbinių devaisų, jau kai kurie sumontuoti, šitų dar nesumontavęs, bet jau pasirašiau. Tai čia pas mus yra termometrai. Šiuo metu yra integruoti 2 termometrai, 3 termometrai. Vienas yra kažkur prapuolęs, nepasiekiamas, tai reikės jį iš naujo pririšti, tikriausiai iki ten nedatraukia ryšys, todėl ten reikės kažkokį laidinį zigbinį devaisą pastatyti, kad jisai veiktų kaip kartutuvas. Tai štai tokie Aquarius termometrai bus į kiekvieną kambarį, paskui kažkaip dėliosim jiems scenarijų, ką jie matos ir kokie įrenginiai nuo jų parodymų turės įsijungti ir atsijungti. Dabar šitas daiktas, štai toksai vat, tai judesio daviklis, irgi zigbinis, štai toks mažiukas, toksai visai mažiukas, va, toks vat mažas. Esmė tame, kad turiu koridorių, jau viename video apie tai sakiau, kad turiu koridorių ir šitame koridoriuje noriu, kad būtų šviesa jungtųsi nuo judesio daviklio. Nes, labai yra tas patogu, kartais ten ieškoti, kuris mygtukas jungia dar kažką, arba ateini namo su maišais, atidarai duris ir įsijungia šviesa automatiškai nuo judesio. Judesio daviklį nebuvau pravedęs jokio maitinimą, todėl naudosiu už tai tokį akarinį judesio daviklį mažiuką. Iš tiesų paėmiau tik vieną, nes noriu pabandyti, kaip jisai veikia. Jeigu su juo bus viskas gerai, tai tikėtina, kad nusipirksiu jų daugiau ir sumontuosiu jų į daugiau vietų. Akariniai, beje, jeigu kas klaus, tai AliExpress'e yra krūva visokių dalykų visai už prieinamą kainą. Draugai, manau, žinote, kad mes atliekame elektros montavimo darbus, įskaitant įkrovimo stotelių montavimą ir išmanių namų įrengimą. Taip pat mes darome namų ir elektros skydų projektus. Bet be elektros darbų mes dar ir pradėjome vystyti savo internetinę parduotuvę, kur jūs jau galite surasti mūsų gipso kartono drožtukus, gręžimo šablonus, gręžimo karūnos mūrui ir monolitui. Taip pat ten surasite įtampos kontrolės relės, viršytempių ribotuvus, įvairius įrankius. Ir taip pat nesenai mes papildėme savo asortimentą įvairiom Shelly išmaniom relėm. Be viso to mes galime sukomplektuoti jums jūsų namo arba būto elektros skydą. Jums tai reikia atsiųsti mums paštu savo pravestų kabelių sąrašą ir mes parinksime jums jūsų skydo medžiagas ir pasiūlysime gerą kainą. O už papildomą mokestį galėsime ir sujungti jūsų skydą. Nuoroda į mūsų parduotuvę ir visi mūsų kontaktai yra šito video aprašyme. Mielai lauksime jūsų apsilankymą mūsų internetinėje parduotuvėje, o dabar grįžtame prie mūsų video temos. Taip, čia pas mus jungikliai. Visi jungikliai bus namuose dabar pušiniai, tokie be fiksacijos. Yra jungikliai 1 klavišo, 2 klavišo ir taip pat paėmiau tokį 2 klavišų, bet jisai 2 padėčių. Matote, spaudžiasi į viršų, į apačią ir antras klavišas į viršų, į apačią.
Šitie klavišai man reikalingi bus, nes bus jie daugia funkciniai. Gal aš apie tai vėliau papasakosiu, bet toksai stovės prie sofos, dar vienas stovės koridoriuje, antras stovės koridoriuje, bet iš kitos pusės ir dar vienas stovės prie lovos. Ir kažkur man atrodo, dar aš į šitą kambarį, į darbo kambarį, bet jau užsakysiu vėliau, kol kas man va taip va jų užteks. Kadangi jie dažniausiai nesandėliuojami, tai aš užsakiau iš karto visus, kad būtų. O dabar paėmiau tiesiog kelis, nes va, reikės vaiko kambarį sudėti dimerius, reikia lauko apšvietimui sumontuoti jos, tai todėl jos paėmė. Nu ir va, dar turiu tokią dėžutę, va čia joje yra daug įdomių dalykų. Daug dalykų įdomių, bet čia dar neįdomus dalykas, o visa kita jau įdomus dalykas. Parodysi? Taip. Ir ką mes čia turim? Mes čia turim RGBV dimerius. Pastatysiu ją į šoną. RGBV dimeriai, jie... Ką reiškia RGBV? Tai čia RGB plus V white. Tai reiškia čia dimeris, kurį galima prijungti prie RGB juostos ir jinai galės keisti spalvas. Čia dimeris, kurį galima prijungti prie RGBV juostos, kuri dar baltai šviečia ir irgi galės keisti spalvas. Ir taip pat ją galima prijungti prie paprastos juostos baltos ir jinai ją galės tiesiog dimeriuoti, nes tokių vietų irgi pas mane bus. Tai tokių dimerių, kiek matau, turiu 4, bet man atrodo, kažkur dar galimai yra, nes man atrodo, man jų reikėjo, čia 3, bet man atrodo, va, radau, jo, man jų reikėjo 4, o, ne, 5, va, 5, 6, va, net 6 bus. Jo, nes turiu LED juostą po sala virtuviai, turiu LED juostą koridoriuke, turiu LED juostą šitame vonios kambarėje. Taip pat vieną LED juostą padarysiu atskirai, ten tokį pašvietimą noriu padaryti po spintelę. Tai apie visą tai filmuosime atskirus video, tai apie tai viską pakalbėsime vėliau. Taip, dimeriukas atrodo va taip. Negražiai išpakavau. Toksai renginukas ir dar kas įdomu, kad prie jo eina vat komplekte toks dalykas, nes šitą dimerį realiai galima irgi valdyti mygtuku, bet bairis tame, kad šitas dimeris tai maitinasi nuo 24 arba 12 voltų. Va, ir yra užrašyta 12-24. Va, o jeigu, tarkim, pas mus yra fazė ir norim valdyti šitą dimeriuką su 220, tai prie 220 pajungiam šitą device'ą. Čia jau į kontaktus pasijungia pliusas, minusas ir tokių vat būdų paprastų mes galim jį valdyti. Ten kažkokie skaičiai yra gal ant to dimerio? Skaičių? Ne, nėra. Kontaktai visi. Tai čia paskui mes, kai filmuosim, tai viską papasakosime apie tai. Tai va tokie device'ai. Toliau eina Shelly 1PM ir Shelly 1PM mini. Tai realiai čia tas pats renginys, mini tiesiog jisai mažesnis. Tai tarkim, jeigu dėti kažkur po mygtukų, tinka ir šitas, bet jeigu lyginti jos abu, tai vat mūsų mini. Neturiu, bet galiu. Va, o vat mūsų maxi. Tai matot, realiai jeigu reikia, tai šitas telpa po mygtukų be problemų, bet jeigu labai prireiks, tai galima net 2 tokius įdėti. Arba, aišku, 2 tokius geriau nedėti, nes yra toksai 2PM vadinasi. Man atrodo, čia neturiu, bet turėjau kažkur ten, nes vieną parsivežiau. Turėjau, tai vieną reikės panaudoti.
Va, tai šitie įrenginiai, jie visų pirma su power meteringu, tai galima padėti kažkur po rozetę, po jungiklių, po bet ko. Turi visokio funkcionalumo, pavyzdžiui, tokio kaip ten grafikų uždavimas arba įsijungimas jų pagal saulėlydį arba saulėtekį, tai daug įvairaus panaudojimo, tai vat jos irgi mes savo projektoje panaudosim. Taip, pasiėmiau grinai pasižaidimui. Štai tokias vat lemputės. Čia RGBV lemputės, paprastas GU10, bet va, tiesiog integruojasi į appsą ir gali šviesti įvairiom spalvom ir taip pat balta spalva. Ir baltos spalvos irgi keičiasi, tai yra, kad va, yra visos RGBV visa palitra ir dar gali keisti savo spalvą nuo 3000 iki 6500 kelvinų temperatūrą. Taip, dymerių paėmiau. 1, 2, daug. Dymerių tikrai paėmiau daug. Va tiek, va, turim dymerių. Dar dymeris. Va, 10 dymerių turiu. Man atrodo, buvo 11. Kažkur turi dar. Nesmė. 10 dymerių turim. Užteks ir 10. Taip, visas šviesas namuose planuoju dymeriuoti. Apie dymerius esame jau nufilmavę vieną video, kaip jį pajungti, o toliau dar nufilmuosim, manau, net ne vieną, nes filmuosiu tikriausiai pagal kambarius, ką tam tikruose kambariuose darome, ką integruojame ir kaip tas veikia. Tai į daug apšvietimo grupių noriu įdėti dymerius, nes dymeriai labai geras dalykas ir ypatingai šitie išmanus, tai tarkim net galima čia suprogramuoti, kad užduoti tokią užduotį, kad jie valdosi mygtukų, bet tarkim jeigu aš tą mygtuką paspaudžiu 10 nakties arba 10 nakties, kažkas ten jau juokėsi turbūt, bet tarkim jeigu aš galiu suprogramuoti laikmatį, kad jeigu aš paspaudžiu mygtuką nuo 10 ten iki 6 ryto, tai šviesa mums įsijungia minimalių galingumų. Visom kitom valandom maksimalių galingumų. Bet prie to paties aš galiu ir pareguliuoti. Prasme, jeigu aš įjungiau, man įsijungia minimalių galingumų, bet man reikia šviesos, aš galiu nuspausti ir jinai įsidymins į viršų. Tai va, tai visur noriu integruoti, visur kur įmanoma integruoti dymerius. Nežinau, man tas dymeriavimas labai patinka, labai jisai prideda daug įvairių galimybė. Taip, Shelly Mini jau daugumai iš jūsų, manau, pažįstamas produktas, toksai yra pas mane integruotas į vartus, taip pat bus integruotas į rekuperatorių. Vienas jungs išmetimą, kai padidės drėgnumas vonioje, kitas mažins išmetimą, o didins padavimą, kai įsijungs gartraukės. Kad tą padaryti, tai mums reikės tokios kombinacijos. Šitų dviejų devaisų jie tarpusavį bendraus ir pagal tam tikras užduotis, reiškia, reguliuos tą rekuperatorių. Ir dar du neatsimenu dabar kam, bet manau, kad ateityje tikrai prisiminsiu, kam aš ten jai sugalvojau panaudoti. Sekantis dalykas, štai toks, Shelly Flood. Neteko dar susidurti. Žiūriu, kad tikriausiai jo nėra jam komplekte baterijos, tai baterijos reikės nusipirkti. Bus tikriausiai ta pati CR123SA, kaip ir į mūsų termometrą. Tai toks devaisas su tarpinė. Kažkur montuojasi ant grindų, yra kontaktai ir jeigu čia pateks vanduo, šitas daiktas galės jums prasignalizuoti, kad draugelį pastavę bėga vanduo. Pas mane beje jau 2 kartus tekėjo vanduo katilinė. Vieną kartą amerikankė tą vadinamą ten nuskylo tiesiog ir paskui kitoje vietoje ta pati detalė irgi nuskyla. Tai
nebuvo ten patopo kažkokio, bet pabiškai tekėjo tas vanduo. Ir toks device'as tikrai, jeigu susignalizuotų man, kad pastatė ten bėga vanduo, tai aš tą aptikčiau gal daug greičiau. Taip aš ateinu į katilinį, žiūriu, kažkas ne to, šlapias grindys. Tai va, taip pasiėmiau du, vienas bus katiliniai, kitą sumontuosiu kažkur virtuviai po kriauklę prie indaplovės. Irgi, kad signalizuoti, bet ne tik signalizuoti jisai gali, nes yra dar va toks device'as papildomai. Kiek čia visko. Va šitas va device'as susimontuoja ant vamzdžio, čia įsistato ant kranelio įvadinio ir jeigu galima suprogramuoti, kad jeigu čia atsirastų nuotėkis vandens, tai šitas daiktas paima ir uždaro vandenį. Ir paskui jisai atgal neatstato, bet jūs turite ateiti, ištraukti šitą žiedą ir susproks viskas. Nesusproks, tiesiog ištraukit šitą žiedą ir tada galit atsukti vandenį atgal. Bet jisai fiziškai, ta prasme, pačių jo negalima reguliuoti, todėl kaip kokiai laistymo sistemai, tai toks daiktas netiks, bet jeigu tiesiog nubėgs, pas jūs bus vandens nuotėkis, tai tokiu atveju tas daiktas gali pagelbėti. Vėlgi galima suprogramuoti kažkokius scenarius, kad ten, tarkim, pridavus signalizaciją, jisai tik tai tada įsijungia. Ir reiškia, kad jeigu jūsų nėra namuose, tai atsiradus vandens nuotėkis, šitas daiktas gali uždaryti vandenį. Taip pat nežinau, bet tikriausiai galima ir padaryti, kad nuotoliniu būdu galima būtų uždaryti vandenį. Tarkim, išvažiavote atostogauti, toksai važiuojat, galvojat, vandens pamiršau, vandenį pamiršau uždaryti. Tai paėmat ir per programėlę užėjot, paspaudėt mygtuką, uždarėt vandenį. Taip. Dar turiu net 2 vienetus paėmiau. Shelly 3M Pro, tiksliau Shelly Pro 3M. Čia yra skaitliukas, vieną statysiu ant įvado, kitą pastatysiu kažkada ant saulės elektrinės, kad vienoj programėlėje matyt, reiškia, generuoja pas mus elektrinę ar negeneruoja, bet iš pradžių reikia pastatyti elektrinę. Bet kol nepastačiau elektrinės, manau, kad šitą pakabinsiu ant katilo ir ant kondicionieriaus. Ir tada galėsiu matyti, kiek pas mane suvartoja katilas, kiek suvartoja kondicionierius. Ir galėsiu skaičiuoti, ką man daugiau dabar apsimoka daryti. Ar vėsinti namą, arba taupyti pinigus. Nes tarkim, prisuka tas, jeigu kondicionierius daug, tai gal man jau netaip ir karšta bus ir galėsiu pakentėti. Taip, iš šitų įrenginių kaip ir viskas. Nu ir paskutinis daiktas, tai Shelly i4, tai realytė, Shelly Plus i4 realytė, kurią vadinasi, kaip čia pavadinti, scenarijaus paleidimo mygtukas. Neatsimenu dabar tiksliai, kiek jisai turi funkcijų, bet vat, kaip matote, yra vienas pajungimas ir prie jo galima prijungti 4 skirtingus jungiklius. Tai vat, jie pas mane ir jungsis su šito jungikliu ir gaunasi, kad jeigu aš paspausiu vieną iš mygtuko, kiekvienas mygtukas bus prijungtas prie tam tikro pino ir paskui suprogramuoju. Tarkim, vieną kartą paspaudai, pastavė, atsidarė užuolaidos, 2 kartus tai paspaudai, pastavė, ten įsijungė šviesas maksimalių galingumų, arba paspaudai, palaikiai, tau atsijungė šviesas visam name ir taip toliau. Tai apie šitos dalykus irgi daugiau paskui vėliau, kai konkrečiai šitą daiktą integruosiu, apie tai ir papasakosiu. Tai va, šiai dienai iš įrenginių turbūt tiek. Prenumeruokite kanalą. Kol šitą viską integruosiu, manau, praeis daug laiko ir tikrai yra čia ką veikti. O paskui, kai visą tą integruosiu, dar žiūrėsiu, ko aš dar norėsiu.
dabar įdomiausias man aišku dalykas, tai kaip veiks tas judesio daviklis, bet kiek žinau iš atsiliepimo, tai jisai veikia visai neblogai ir padaryti galima daugą. Jo, ir beje visus šitos įrenginius aš integruosiu į savo Home Assistant serverį. Tai va, prenumeruokite kanalą, dėkite laiką po šito video ir iki sekančio video.